už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Lašas po lašo ir akmenį pratašo, skelbia lietuvių liaudės išmintis. Jie vadovaujantis kilometras po kilometro bumsinčio kamulio ir mes tampame vis vieningesni. Varom už Lietuvą. 1, 2, 3, ho! Sveiki, žaidėjai! Sėdime į žaidėjų automobilyje, kuriame galima atgauti kvapą, jeigu jau visai prarandi jėgas varydamas kamuolį. Tai koks jausmas tą kamuolį varyti? Labai geras. Kodėl? Nes varai už savo tėvynę Lietuvą. Krepšininkam gali atnešti didelį pasitikėjimą savimi ir daug pergalių gal. Visi galvojam apie tą patį, kaip nuvaryti tą kamuolį, kaip sudėti viską geriausia, ką turim į tą kamuolį, kad pasiektų tuos krepšininkus mūsų. Tai aišku, kiekvienas tas žaidėjas, tai čia autobusikai mes gerą atmosferą sukuriam. Už ką varot? Už Lietuvą. O kodėl? Aš Lietuvoje gyvenu, tik jūs nepasukite į Latvijos pusę, čia 7 kilometrai bėra. Mūsų tautiečiai gyvenkit per amžius. Nė vienam nepasiduokit, nė vieną neįsileiskit. Kad būtum geras gyvenams, kad neįskirtum žmonės, kurie darb žemės, kad niekien dideliai, dabar niekien. Jūs geras mokat dalykus, o mes parduodam 60 centų. Noriu pas jūs pieno. A nori? Aišku noriu. Už 60 centų. Po 60 centų. 3 porcijas. Va toks neįeina. Einam pieno, einam. Oi laikai, dabar jau atėjo, kad be emocijų žmonių visai praretėjo. Varom už Lietuvą! Ačiū, kad pagerbėt mums. Mes nesitikėjom, kad užvažiuos pas mus žaisti. Tikimės, kad mūsų komanda laimės pirmoje vietoje už jiems pasaulio čempionatą. Džiaugsmas ir širdį, kad Lietuva bent jau to išgarsėsim. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Da, kur tu sen paveikslui, kur naudėsi?